Taigi vėl pradedam žaisti Minecraft ant versijos 1.5.2. Paskutinį kartą Minecraft'e norėjom pastatyti tokį statėme tokį gražų namą ir dabar norime pabaigti statyti ne lubas, o grindis, jo. Tai va. Taigi, čia dar negaus. Ir dar darysime šitą. Atsiprašau, už greit lagina, nes ilgai jau sėdžiu. Darysiu dar naują kambarį. O šits kambarys bus. Aišku, kad palėpė, o ne palėpė, o skrinės, karoči, ten visas saugus, karoči, o taip. Tai va. O čia tai užlagina, ne? Taip. Jo, taip. Vudo ir taip. Fail. Taip. Taip. O. Taip. Все, reikia normaliai eksą darau ir viskas, nes nusibolam. Taip. Ir taip. Taip, kur čia gali? Vo. Taip. Vienas, du. Pala. Taip, ir manau, kad pastatysiu pauzę, kol medienos parinksiu. Taigi, pauzę. Ui, sorry. Pauzę. Ir parinkau jau medienos. Ir naktį rinkau medieną. Bet procesas truko nelabai ilgai. Taigi vėl einame prie namo statybos. Ir čia dubutės iškasiau, nes stovės čia čestas ir va ten čestas. Suprat? Turėtumėt suprast. Taip. 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 Jeigu vėl kokį triukšmą girdit, tai žinokit, vėl mano sesė.
Nes negaliu normaliai video daryti, jei visur kišt nosį jo. Taip, manau, va toks namas bus geras, ane, bet reikės dar stiklo. O kad stiklą gaut, tai reik žinot smėlį. Pas mus taigi smėlį. Ir taip. Va, namas baigtas. Va, pagaliuką pasidarom. Aišku, anglies, deglų, visų 16 deglų, viskas čiki. Taip. Ups, fail. Bet kaip mums šie haliavai pasitaikė, kad čia smėlis ir aš net jų nepastebėjau. Kaip gal iš žemės kąsnis gražiau atrodys. Taip negražu. Taip. Ha. Ups, atsiprašau. Taip. Ha. Apsiriko vanduo. Parenkam smėlio. Ir aišku, uždedam žemelį, nes aš nenoriu, kad krantas skylėse atrodytų, aišku, taigi čia durnių, aišku, taipgi negražu, va taip, viskas galvoju atvažiavau greit, bet stogą, manau, darysim gal kitokį, kažkokį kitokį. Gerai, trumpa pertraukėlė. Taigi vat, baigiau savo namą, viską gražiai apstačiau. Wow, kur čia buvo? Apstačiau savo namą, bet kitą seriją darysim ne stogą, eisim keliauti, resursų ieškoti. Taigi su jumis buvo Danielis, ir jeigu iš čia pirmą kartą pasirašykite ir statykit laikus. Ate.